Sveiki, aš Viktoras Jakovlevas, Lietuvoje lygiai vidurdienis ir metas žinioms. Socdemai iki vakaro žada nuspręsti, kas yra kviečiami į valdančiąją koaliciją. Šįryt Paluckas susitiko su liberalų lyderė, o Saulius Skvernelis toliau kategoriškas, su Karbauskiu į koaliciją neis. Subyrėjo Vokietijos koalicinė vyriausybė. Olafui Šolcui nusprendus atleisti finansų ministrą. Didžiausioje Europos ekonomikoje ir svarbiausioje Lietuvos partnerėje gresia pirmalaikiai rinkimai. Emocijos Amerikoje. Kamala Harris kreipėsi į savo šalininkus, pripažindama pralaimėjimą Trumpui. Ji žada, kad padės Trumpui perimti valdžią. Ar mažai spygliai subadyti delnai liks tik tolimas vaikystės prisiminimas? Ežių populiacija Europoje sumažėjo tiek, kad jie įtraukti į raudoną į beveik nykstančių rūšių sąrašą. Bent jau kalėdinių eglučių kainos neturėtų šokiruoti. Jos nebrangs tokiais šuoliais, kokius Lietuva buvo įpratusi matyti pastaraisiais metais. Kai kur kainos nesikeis visai. Pradėkime nuo Lietuvos politikos. Likus savaitei iki naujojo Seimo darbo pradžios, socialdemokratai baigė konsultacijas dėl koalicijos. Į premjerus siūlomas Gintautas Paluckas teigia, kad jau šį vakar socdemai